tiek daug, kas susirinko. Taigi, tęsime mūsų tradicinės kinų medicinos savaitės renginių ciklą. Šiandien, šį vakarą kalbėsime daugiau apie akupunktūrą tradicinėje kinų medicinoje ir apie gyvenimo būdą skirtingais metų laikais. Gydytojas jums šiek tiek patars, kaip išgyventi tarkim žiemą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį būtent šiuo metų laiku. Taigi, pradėkime. Good evening. So I'm Liu from China. So I studied Chinese medicine, so I'm here to share with you my experience and my understanding of Chinese medicine. This is my third day here. So in the morning I went out and go along in the city. So I saw many old but very beautiful buildings and 10 people. So everything here gave me a very good impression. So it is my pleasure to come here to learn from you and also share my experience. Because whenever or whatever, what background we come from, but we face the similar problem like birth or death, disease or health. So we can always find something in common. Labas vakaras visiems, esu Liau, pavardė mano Liau, esu gydytojas, dėstytojas ir labai džiaugiuosi galimybę būti čia ir pasidalyti su jumis savo žiniomis, savo supratimu apie tradicinę kinų mediciną. Aš esu pirmą kartą Lietuvoje. Šiandien ryte aš aplankiau miesto centrą, pamačiau daug gražių senų pastatų, man čia labai patinka. Mes visi esame žmonės ir nesvarbu, koks yra mūsų kultūrinis pagrindas, tačiau mūsų gyvenimas vis tiek yra panašus. Mes gimstame ir mirštame, mes susergame. Ir labai svarbu vėlgi žinoti tam tikrus dalykus, kurie padėtų mums gyventi kokybišką gyvenimą. Yesterday, we talked about the topic of Chinese medicine. Anybody here came yesterday? Please raise your hand. Kas buvo vakar, prašau pakelti rankas. Okay, quite a few. All right. So today I would like to say something about acupuncture or what acupuncture is like in China. Taigi, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie akupunktūrą ir akupunktūrą Kinijoje. You can use it. Yeah. Okay. All right. Okay. Or you can use it, I can avoid it. It's okay? It's okay, yes. All right. So today we will discuss firstly what is acupuncture, second the theory, philosophy, principles, and next we will see how does acupuncture work. So after that we talk about what disease or disorder can acupuncture there is. Taigi šiandien mes pakalbėsime apie akupunktūrą, kas tai yra, kokia yra akupunktūros teorija, filosofija, principai, idėjos pagrindinės, kaip akupunktūra veikia ir kokios ligos yra gydomos akupunktūros būdu. So acupuncture is a part of Chinese medicine. So for Chinese medicine, we got quite a few treatment or therapies like herbology or lifestyle management, acupuncture, Tuina, diet therapy, exercises. Yeah, acupuncture is part of it. Taigi, akupunktūra yra tradicinės kinų medicinos visos sistemos dalis, ne? Be akupunktūros mes taip pat turime ir visažolių visą sritį tradicinės kinų medicinos. Taip pat naudojama yra Tuina, masažo gydymo technika. Gydoma taip pat yra maistu, tam tikrais pratimais, o taip pat daug dėmesio skiriama ir gyvenimo būdui. In Western countries, acupuncture is getting more and more popular. But in China, it's a little bit different. In China, usually,
people use more herbal medicine and also Tuina or dark therapy, something like that. Not only acupuncture. Acupuncture actually is only a small part used in China. Kinijoje, tai yra vakarų pasaulyje, akupunktūra vis labiau populiarėja. Tačiau Kinijoje yra truputėlį kitaip. Kinijoje dažniausiai naudojami gydymo būdai, tai būtent paremti vaistažolėmis, įvairiomis žolėmis, masažu ir maistu. Tai yra 3 pagrindiniai gydymo būdai. So this is the concept of acupuncture. So I don't want to say too much about that, because acupuncture actually got a similar theory basic of Chinese medicine, but there's some special theory more closely related with acupuncture. Taigi, tai būtų akupunktūros apibrėžimas, ar ne, aš norėčiau daugiau plėstis. Iš esmės, akupunktūros pagrindas yra tas pats, kaip ir visos tradicinės medicinos filosofijos. So, from the name we can see, acupuncture means IQ means a needle. Puncture means, punch or inject. Taigi, ką reiškia akupunktūra? Ekius būtų adata, o punktūra tai funkcija arba durimas adata, skylės kažkoks įdarimas, kažkokio iš daikto. Okay. So the history. So I think it's very, it's a joke, right? So this means acupuncture gets really long history. Taigi, aš tiesiog pabrėžti, kad akupunktūros istorija tikrai labai yra sena, ne? Čia aš bendrališkai pasakysiu. Paprašyta, tenai ankstyvoji akupunktūra, o viršuje mamutas galvoja, o mano štai kaklas staiga pagerėjo. Pojūtis kaklės staiga pagerėjo. So because the history is too long, so actually right now we just imagine or guess how acupuncture comes from, but actually we don't have enough evidence to prove that where we got acupuncture, the theory, the treatment. But we know the truth is Chinese people or also Asian people use acupuncture for a really long time to get enough experience. Nėra tikrai aišku, kokia yra akupunktūros kilmė, kaip susiformavo šitas gydymo būdas. Bet mes tikrai žinome, kad tai yra senas ir labai senas gydymo būdas siekiantis tūkstančius metų. So we believe that acupuncture got a 4,000 history. Mes tikime, jog akupunktūros istorija siekia 4,000 metų. And from 6,000 AD, it spread to Korea and Japan and also India and Asia countries. Kažkur 7-10 amžiais akupunktūra, šita technika, gydymo būdas nukeliavo iki Korėjos, Japonijos ir Indijos. Right now it's getting popular in many countries. For example, I heard in the United States they got about 70 colleges of acupuncture, and all through the United States they got maybe how many? 17 or 19,000, right? Acupuncturists. Yes, so quite a lot of people. Taigi pasaulyje, vakarų pasaulyje akupunktūra labai populiarėja. Ir pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose yra 17, yes? Maybe 19, right? 19,000. No, but 70 colleges. Yeah, 70. 70 koledžų, kuriuose mokama akupunktūros. Ir yra kažkur tai 17-19 tūkstančių akupunktūros specialistų. And in Britain, there are about more than 10 universities had the acupuncture program. O Didžiojoje Britanijoje kažkur 10 universitetų turi akupunktūros studijų programą. So, this is the history of acupuncture got into Western countries.
Taigi tai istorija parodyti, kaip, žodžiu, akupunktūra pateko į vakarų pasaulį. So, in the United States, NIH is a National Institute of Health, right? It began exploring the uses of acupuncture. They use it to deal with asthma, back pain, and nausea. Taigi, 10-ame 20 amžiaus dešimtmetyje nacionalinis Amerikoje, United States, nacionalinis sveikatos institutas pradėjo tyrinėti, kaip akupunktūros gydymas yra naudojamas astmos, nugaros skausmų ir pykinimo simptomų gydymui. So, because these people describe the income as of the acupuncturist. O čia jūs matote, pajamas, akupunktūros specialistų pajamas. That is data in United States. Tai yra Jungtinių Amerikos valstijų duomenys. Like my graduates, they can get about 1.5 thousand, right? 1.5, okay. Maybe 10 or to 12,000 US dollars every year. Taigi, akupunktūros specialistai, pradedant nuo pačio, ką tik baigusio medicinos studijas, jų alga gali siekti nuo $1,500 iki $20,000. For a medical doctor, they can get about 12,000. Medicinos daktaras gali gauti 12,000. So I'm the specialist that they can get about 24 or more. Medicinos mokslo daktaras gali gauti 25. So for a Chinese medicine practitioner or acupuncturist, that they can get, usually they can get about 6. Usually about 6. 6,000? 3,000? 6,000 US dollars every month. Yes.